Atvykome pas dainininką Staną jau po keleto savaičių, kai vėja buvo pradėjusi žaliuoti. Čia spręsime dar vieną problemą – kokias medžiagas rinktis terasos įrengimui. Vienas iš variantų – akmens masės plytelės, sako plytelės terasoms.lt atstovas Mindaugas Kuosa. Tai dar vienas galvosūkis, ar ne, Stanislavai pas jūs, tai yra terasa. Ir jau vyrai bandėt pasimatuoti spalvas. Pasibandėm. Pasibandėt, ar ne? Tai papasakokit, kas tai yra? Tai, ką matot, čia yra akmens masės plytelė, bet jinai yra ne tokia, ką mes matom standartiškai namuose, tarkim virtuvėje ar ten vonioj. Ten visur mes matom klijuojamas plytelės, jos būtent yra 1 cm storio. Ta, ką mes čia dabar matom, tai yra 2 cm akmens masės plytelė, skirta lauko sąlygom. Kaip matot, jinai yra stora ir jinai svarbiausia, kad nesiklijuoja, o jinai montuojasi. Labai baisu, bent iš pirmo žingsnio atrodo, visą laiką tas paviršius plytelės pakankamai slidus būna ten, arba palyja, arba dar kažkas, kaip yra su terasa. Su būtent šitom plytelių slidumo klasė yra R11. Jeigu mes maudomės duše vonioj, tai tų plytelių slidumo klasė dažniausiai būna R9. Tai šita klasė yra dar šiek tiek didesnė. Šias plyteles bus galima montuoti ir ant pasėtos vejos. Nereikės specialiai ruošti grunto, sako plytelės terasoms.lt atstovas Mindaugas Kuosa. Esant tokiai situacijai, kaip matom čia, kai yra ta prasme pievutė, nenorint nuimti jokio augalinio sluoksnio, čia kažko vežtis, trombuotis, ta prasme atlikti žemės kasimo iš naujo darbų, tai vienas iš tokių elementariausių būdų yra naudoti sraigtinius polius. Sraigtiniai poliai gali būti labai įvairūs. Gali būti U formos, gali jie būti ir ilgesni, ir trumpesni. Visa tai apsisprendžia pagal esantį gruntą, kuris yra po mūsų kojom. Patys poliai yra įsukami aparato pagalba, jisai įsisuka į žemę. Jeigu, tarkim, mes dabar norėtumėm išlyginti visą terasos paviršių, tai mes tiesiog nuo žemės turėtumėm terasą pakelti apie kažkur 30 cm. Tai reiškia, kad mes polį beveik įsuktumėm iki pačio viršaus. Tada, jeigu naudojam M tipo polius, imam ilgasrėgį, sukam tam tikrą ilgį ilgasrėgio, tada ant jo jau dėtumėm konstruktyvinę dalį. Tai būtų dvigubas karkasas, vieno sluoksnio sijos, kurios tankinasi su kita pusė einančiom sijom ir gaunam dvigubą karkasą. Ir ant jo jau tiesiog dedasi specialūs laikikliai, ant kurių pasideda plytelė. Ir taip gaunasi montuojamos sistemos danga. Mes turim šitoje vietoje taip sumontuotą terasą, tiesiog įsivaizduokim, kad čia yra ne maketas, o normaliai, ta prasme, sukonstruota terasos dalis, tai yra konstruktyvas, į kurią yra įstatoma plytelė. Ir prieš tai minėjau, galima montuoti labai įvairiais būdais. Vienas iš tokių tikrai gan populiarus būdas, tai yra naudoti plyteles gerbuvyje, kai tarkim iš jų yra formuojamas kažkoks, tai nežinau, polisio toks kaip kampelis prie vandens, arba tiesiog daromi takeliai, gėlynuose kažkur intarpai, nes jas tiesiog galima ant sutankinto grunto gražiai padėti, komponuoti su akmenukais, įkomponuoti į kažkur į gėlių kompozicijas. Vėlgi, esant poreikiui, jeigu tikrai yra, ta prasme, noras ar kažkokia situacija montavimo, kurią kitaip negalim išspręsti, galima jas ir klijuoti. Su šiomis akmens masės plytelėmis galime įsirengti takus, jas komponuoti želdynuose, taip pat montuoti prie baseinų. Dar dainininkas Stano ketina ant terasos pasistatyti senų kolekcinių automobilių. Tad jam aktualu, ar plytelės neįgers automobilio alyvos ar kitų skysčių. Man dabar šis tokia mintis kirba, kad gal čia ne tik tai terasa, o tos 3 cm ir trenkeliam panaudoti, nes yra vietoj trenkelių. Tai va, ką mes padarėm, nes yra tiesiog senesnių automobilių, iš kurių pastovi varva. Ir aš galėčiau parodyti, kaip tas senesnių 55 metų ten yra ir 60. Tai šie ten nenori varva ir kaip sakom, vienas mano kolega su automobilis, kuris užsima, jeigu iš seno automobilio nevarva tepalas, yra blogai. Žinot, kodėl blogai? Gyvas automobilis. Reiškia, tepalo nėra, jeigu nedavarva. Tai trinkeliam, pas mus trinkeliam, kur mes begyventume, būna amen. Nu, galim pamėginti dabar pasižiūrėti, kaip iš tikrųjų reaguos plytelės paviršius į bet kokį aliejų, alyvą ar bet kažkokį kitą tą prasme darinį. Tai būtent yra labai geras sprendimas, kad šita plytelė į save tikrai nieko neįgers ir mes po to ją be problemų išvalysim.
Kitas testas, ką mes padarysim, mes tiesiog dabar padėsim karštą darinį ant terasos plytelės, tam, kad pasižiūrėti irgi, ar lieka kažkokie dėmės lieka ar ne. Nes labai kartais mums visiems aktualus dalykas yra, kas ant terasos atsitinka, jeigu kartais netyčia nukrenta kokie žaryje iš kepsninės, arba tiesiog, elementariai nukrenta kokia nors nuorūka netyčia. Pasak Mindaugo Kuosos, paviršiui nebaisi nei ugnis, nei vanduo, nei braižymai aštrių daiktų.